Sveiki, gerą dieną. Dar vienas automobiliukas, dar vienas baltas Opelis Insignia. Šitas šiek tiek kitoks, žiūrėkit, turi APC apdailą. Žiūrėkit, kokį gražų saloną. Štai, šildomos, ventiliuojamos sėdynės, juodos lubos. Aišku, mechanika, gal ir nėra blogai. Žiūrėkit, turi linijų palaikymo asistentą, parkavimo asistentą, parkavimo jutikliai priekį gale, važiavimo režimai yra, navigacija, multifunkcinis vairas, gražus sodinis, minkštas, labai smagiai vairuojasi, susidūrimo prevencija, distronikas, elektra valdomas bagažinės dangtis, automatiškai įsijungiantys žibintai, xenon žibintai, LED dienos žibintai ir adaptyvios šviesos laikrodžiai. Tai va, toks automobiliukas, dar žiūrėkit, yra šildomos, ventiliuojamos sėdynės ir kaina viso labo apie 4,6, kažkas tok, geros, tikrai geros žieminės padangos MSai, kablys yra tam reikalingas, ūkyje automobiliukas su kabliu, tai va, toks automobiliukas kainuos, kaip minėjau, apie 4,6. Kaina tikrai, manau, nebloga pagal komplektaciją. Ridos 209, yra servizo istorija, yra tiufai, rida fiksuota. Tai va, pilnai veikiantis, funkcionuojantis automobiliukas su tikrai neblogu išpildymu. Dar čia šiek tiek elektros yra sėdynėse. Tai ką domina, drąsiai galite įsigyti su gera arba bloga kredito istorija išsimokėtinai. Vartojimo paskola palūkanos 5% fiksuotos metinės, išperkamoji nuoma, ar kaip jau jums patogu. Bet tikrai išpildymas, nežinau, ginčykitės, nesiginčykit, bet geras. Dar panašu. Muzika.